FTP serviso diegimas naudojant standartinę FreeBSD operacinės sistemos priemonę. FreeBSD operacinė sistema turi savo integruotą FTP serverį, kuris vadinasi inetd. Jį pirmiausia reikia įgalinti, nes jis yra neįgalintas. Einam į etc katalogą. Tame kataloge paredaguojam bylą inetd.conf. Čia matom, kokius standartinius serverius turi šitas inetd serveris. Mes naudosim FTP serverį, todėl FTP ir įgalinam. Įgalinimas vyksta nuimant groteles nuo tos eilutės, kurią norim įgalinti. Šiuo atveju norim įgalinti FTP serverį ir nuimam varnelę. Šitas FTP serveris būtų naudojamas, jeigu mūsų tinklas būtų IPv6. Tačiau kolegijų šiuo metu yra IPv4, todėl užtenka atžymėti šitą eilutę, kad būtų paprastas FTP serveris. Išsaugom pakeitimus. Šitas FTP serveris yra konfigūruojamas naudojant skirtingus failus. Pavyzdžiui, pagal nutylėjimą visi vartotojai gali išeiti iš savo namų katalogą. Tačiau tai nėra rekomenduotina. Todėl reikėtų paredaguoti failą esantį etc kataloge ftp.ch.root. Būtent toksai failas. Ir čia reikia įvesti vartotojų vardus, kurie negalės išeiti iš savo namų katalogo. Geriausia praktiškai visus vartotojus, kurie bus užregistruoti FTP vartotojus, nes tai yra nesaugu. Tarkim, FTP vartotojas Donatas, Ūkelis, dėstytojas. Taip, išsaugom. Kaip uždrausti vartotojams prisijungimą per FTP? Kitaip tariant, banas. Sukurti ban taisyklę, kad vartotojai, kurių vardai įvesti į failą, neturėtų galimybės prisijungti, nebūtų aptarnaujami per FTP. etc kataloge reikia paredaguoti bylą FTP users. Čia jau yra įvesti vartotojų vardai, kurie yra standartiškai užregistruoti operacinėje sistemoje FreeBSD kaip root ir visi kiti. Jie, aišku, tikrai negali prisijungti per FTP, tačiau mes čia galime papildyti sąrašą savo vartotojų vardais. Pavyzdžiui, Donatas. Šiuo atveju Donatas negalės prisijungti prie FTP. etc kataloge yra tokia byla FTP welcome. FTP welcome. Čia mes galime įvesti, paredagavę šią bylą, žinutę. Pavyzdžiui, sveiki. Čia mano, tarkim, Donato FTP serveris. Ir išsaugom. Paleisti serverį naudojame komandą inetd. Taip, dabar FTP serveris paleistas. Kaip sukurti FTP vartotojus? Taip pat kaip ir paprastus vartotojus, ir juos reikia užregistruoti, naudojant komandą add user. O
teisės sukūriamos, naudojant komandą chmod, taip kaip ir vartotojams operacinėje sistemoje yra suteikiamos teisės.